Labas rytas iš mūsų viešbučio. Olia, noriu parodyti, pradėsiu nuo valgyklos restorano, todėl kad mums dabar pusryčiai ir taip palaipsniui parodysiu jums visą viešbutį, kas čia gero ir kaip čia yra. Jau mes esam buvę pusryčius valgę čia. Tai man kas labai užkliuvo, kad labai netvarkingai sudėtas maistas. Ta prasme, biški dešrų, biški kažko saldaus, biški kažkokių daržovių ir išmėtyta jokios, nėra sistemos jokios. Pliusas tame, kad pasirinkimas yra tikrai labai platus ir didelis. Netoli Turkijos pasirinkimo. Vaisių stalas, čia jogurtai su uogom, čia visokiausios sėklos, džiovinti vaisiai. Tada kažkokie va tokie, tada biški ten vėl saldžiai, tada dešros, žodžiu, bet maisto pasirinkimas pakankamai platus. Na ir tęsiam toliau apžvalgą viešbučio lauke. Va tokia yra lauko baseinų, minkštasuolių, ten vat bariukas, tokios zonos yra. Čia yra vienas baseinas, nėra didelis, bet labai matot graži spalva. Aplinkui yra keli gultukai. Ten aš net nežinau, daro masažą, nedaro, tikriausiai daro. Yra va toks masažo stalas. Ir lauke man atrodo, kad čia daro masažą, jeigu norite. Va čia eina aplink tą baseiną. Tokia gultų zona ir tuomet einam šitas baseinas. Va irgi aplinkui gultai. Labai fainas baseinas, kitokia spalva, labiau žydra ir turi tokius gultus. Jas lankiuosi, gali pasiguldyti kur nori vandenukyje. Va, žydrus rado mums gultus, nu ką jūs savo norit? Gulamės, vėliau apžiūrėsim vidų. Karsis vėl belė koks, čia tokia uždara labai erdvė tų baseinų, vėjo praktiškai per niekur neprateka, nes visur gyvatvorėm apsodinta ir aukšti pastatai aplinkui. Karšta belė kaip. Ir tvanku, tas karštis tai karštis, bet labai tvanku. Čia žiūrėk žydriau, mums duklų, kad gultų nenoriu žemti. Einam pasideginti. Einam mes degintis. Nu va, vienas gultelis. Nu ir taip, tik gulasi. O, kaip iški šalta, į tą vandenuką. Nu, žinokit, gera, iki negaliu biškai saulė tik akis švitina. Ką? Deginamės. Kas norit į Maljorką? Kas norit į Maljorką? Turi tokius balio gultus, bet taip kažkaip tai žinot, į tą gyvatvorę ir į gatvę. Tada čia labai fainas vakare mačiau, kad vyksta pasisėdėjimai, yra toksai lauko baras. Nežinau, gal kažkaip tai pavyks ir mums ateiti bent gal vakare šiandien ar rytoj prieš išvažiuojant pasėdėti šitam bariukyje. Čia va, lauko baras, pūlo baras. Nu ir ką? Ir visas tas laukas toks. Ir tada praeikim biškelį pirmo aukšto. Aš pareinu su triusikais. Su maudymke, ne su triusikais. Nu ir va, pirmam aukšte tokie vat minkštasuoliai yra. Mini sporto salė. Tokia miniukė. Kišiu galvą, gal čia eina įkišti, nežinau, nebuvau. Eina. Va tokia sporto salytė. Mažesnė negu anam viešbutyje. Yra biliardas, yra labai daug sėdimų vietų, čia konferencijos salė ir čia ant tų visų minkštasuolių. Kartais prigula žmonės, tie, kurie ar tai negauna kambario, ar anksti įsiregistruoja ir nėra kaip dar lėktuvas vėlai, tai jie tiesiog prisėda. Čia net nežinau kas. Ir vienu žodžiu, čia recepcija. Ten gaunasi pusryčių valgykla ir vakarienė duoda, mes vakarienės neišsipirkom ir gerai padarėm, kad neišsipirkom, nes valgom tada mieste.
Ir mes gyvenam 6 aukšte. O tokia gaunasi koridoriai. Mūsų kambarys yra 604. Tai ta pas tave ta šeima varkinių veiklas? Nežinau. Ten praktikai viskas. Va, 604. Ir va, tai. O kur čia taip tamsu? Štraukia užuolaidas. Va, mūsų kambariukas. Gaunam saldainiukų. Biškai mūsų bardakėlis toksai. Nu ir va, ir toks tas viešbutis. Ir dar kartą parodysiu, jau rodžiau anam video, neina įeiti. Kaip čia taip neina įeiti. Va, turim tokią terasėlę, kad ir atrodo, va, šalia oro uosto, bet lėktuvai kyla labai toli, jokio garso nesigirdi, kodėl čia nesididina man. Nu, vien žodžiu, gal matosi ten horizonte. Ir va, turim tokį minimalų vaizdą į jūrą. Nu tai va, tai jau pagaliau toks tas mūsų viešbutis. Va, Hebra turi baseiną ant stogo. O šiandien nieko nefilmuosiu, bet kai tokio grožio baras būtų griekas nepafilmuoti. Bikini Beach Bar. Nu, kur sėdam? Čia gal prie to žiūrėk. Fainas, ane? Labai fainas, su klubinė muzika. Tai pavadinkim klubinę. Va. Ne visuose baruose yra muzika. Va, Žydrius šalia mergaitės su gražiais sakiniais. Nu tai pirmas mūsų patiekalas, tai starteriukas. Ir čia yra bulvytės gal? Bulvytės? Bulvės su kažkuom tai. Skanu labai. Biškai gal mažiau galėtų būti sūru, bet labai skanu kažkoks kaip lengvas majonezinis padažas. Bet labai gerai parinkti prieskoniai. Aš kai tokia nešeimininkų, tai labai sunkiai susigaudau, kas per prieskoniai. Vai. Bet tikrai labai skanu. Ir noriu pasidalinti tokiu tipsu. Žinau, kad tikrai ne visi tą naudoja, galbūt žinot, galbūt ką, bet tikrai dažnai pamirštat, kaip rinktis restoranus. Restoranus galima rinktis per ChatGPT. 9%, kad parekomenduos gerai, bet kad būtų paprasčiau, tai tiesiog į Google Maps'ą įlendat, spaudžiat restoranus ir pagal žvaigždutes renkatės. Tai žinau, kad tikrai visi žinot, bet žinau, kad tikrai didžioji dauguma iš jūsų yra tą pamiršę ir nesinaudojate ir braidot gatvėm ieškot kur užkasti ir ne visada pataikot gerai. Tai vat būtent Google Maps'as labai geras padėjėjas tame reikale. Jis skaniai pavalgyti. Taip žiūriu, kad tokia biškelį nugleidžiu tą kamerą. Kalbėjau telefonu, prie savo riebių žandukų prisiliečiau ir nemačiau ir nufilmavau dalį video. Biškelį nugleidžiate. Taip jau būna. Thank you. Va, štai taip valgom šiandien. Labai skaniai atrodo. Ir mano lašiša. Jau paragavau lašišos. Iš tikrųjų, aš lašišos kurį tai laiką visiškai nevalgiau. Nes buvo belia koks atsibudimas. Nežinau kodėl, bet tiesiog ir dabar, po nežinau kiek laiko. Kodėl ta lašiša? Pažiūrėkit, jinai aprašinėta. Nu, žodžiu, čia toksai bairis. Bet dabar po kurio tai laiko valgiau užvakar turbūt ir dabar valgau. Ir abu kartus ta lašiša yra fantastiškai paruošta, labai sultinga, labai drėgna ir labai, nu, kažkaip tai prieskoniai. Nedaug jų, labai atsiskleidžia lašišos skonis, bet su prieskoniuota tikrai labai skaniai. Ir kaip matėt, su tatuiruotėm. Pažiūrėk, matai? Keista. Nu, tikrai keista. Ir čia špinatai. Čia špinatai. Tai ką aš valgau, o jums paskui parodysiu, kas per barą čia. Kaip pavalgiam. Skaniai Bikini Beach. Palei Beach. Jau galvojau, kad šiandien nieko nefilmuosiu. Taip pafilmavau ir galvoju toliau, kad ir toliau daugiau nebefilmuosiu.
Bet jūs matyt, kaip čia bus. Nes iš tikrųjų kažkaip tas porą dienų pasilikom prie baseinų gulėti, niekur nevažiavom, nieko įdomaus nevyksta ir galvojau, nieko nefilmuosiu. Bet žinot, kaip su tuo nieko, tai gaunasi kažkas. Tai matysim, kaip gausi šį kartą, iš to nieko padaryti kažką. Va štai čia yra tas Bikini Beach. Iberostar viešbučio. Ėdam čia, ne? Varom? Varom. Čia? Yra viskas. Daug šviesys. Vakar čia jūs buvo, tada čia buvo. Eik, čia nebuvo, mes stebėjom. Ai, nu nebent ten kažkur gali. Tai ką, dabar pusė 4 ryto gerokai esu patinusi, nes kėlėmės 3 ir skrydis namo. Viešbutis visiškai tuščias, kadangi visi miega, o mūsų skrydis toks nelabai dėkingas, labai anksti, 6 ryto kyla. Žodžiu, mes jau kviečiam Uberį ir važiuojam namo. Tai ačiū, kad buvot visą šią kelionę su manimi, kad keliavot, kad pamatėt. Tikiuosi, kad užkreičiau, keliausit patys į Maljorką savo akimis pamatyti. Tai laukiu jūsų laikų, jūsų šerų, jūsų komentarų būtinai. Ir būtinai subscribinkit, kad susimatytume tolimesnėse kelionėse. Myliu, bučiuoju, iki.